Labas vakaras. Šiandien su jumis atvira studija ir jos vedėjas Vadimas Nurulinas. Šiandien mūsų laidos svečias, žurnalistas, Laisvo laikraščio redaktoriaus pavaduotojas Juozas Ivanauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Būtų man pradžioje norėčiau aš jūsų paklaust, šiek tiek paliesti jūsų asmeninį gyvenimą. Pas jūs labai įdomiai susiklostė jūsų likimo vingiai. Jūs pradėjot darbą kažkada kino mechaniku, o baigėt žurnalistų. Bet per tą laiką dar pabuvot ir režisierium, ir dar daug turėjot specialybių. Kaip tai susiklostė jūsų gyvenime taip? Toksai derinukas, ne? Taip. Kartais žmogaus gyvenimo keliai yra nenusakomi vingiai, yra nenusakomi iššūkiai, kuriuos tu priemi, kurie tave ugdo arba kurie tave palaužia. Pasakot apie save aš galėčiau čia turbūt ne vieną laidą, o seriją laidų, bet ne tam mes čia susitikome. Paprasčiausiai aš esu gimęs, augęs Kaune, baigęs Kauno Politechnikos institutą, bet prieš tai, po 8 klasių mane labai ten, kadangi berniukas, jaunas, labai domėjausi technikos, motociklai, ratukai, kažkas tai tokio. Kažkaip tai man susišvietė, kad reikia stoti kino mechanikų mokyklą Kaune, Laisvės alėjoj tuo metu buvo, nes tai buvo kartu ir menas, technika, kartu kažkoks tai derinys, miksas kažkoks. Va taip aš baigiau tą ir tada, aišku, befilmuodamas, berodydamas kino juostas, aš baigiau ir vakarinę mokyklą, 9 vidurinę, ir tada stojau KPI, dar kurį laiką dirbau. Bet tai buvo sąlytis su žiūrovų sale, su jų reakcija, su tais angliukais degančiais, su juostomis ten reikėdavo prasuktis. Tam tikras buvo ritualas, sakyčiau, kurio šiandieną dėja jau niekur nėra pas mus kino teatruose, tai yra kažkokia tai sovietinių laikų atgyvena, bet nežiūrint to, man buvo labai tada įdomu stebėti salės reakciją, kaip jinai ten suima siužetas, buvo, manau, kažkokie mėgiami filmai apie gyvenimą, apie žmogaus lemtį ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai čia jau labai seni reikalai ir aš nemanau, kad čia reikėtų labai daug studijų apie tai apsistoti. Dalykas tai, kad reikalas tame, kad aš baigęs pirmąjį savo aukštąją mokyklą, tai yra Kauno Politechnikos institutą, ir įgijęs inžinierijos elektrikos specialybę, aš jau supratau bebaigdamas, kad tai ne mano, kad aš esu kitokios, daugiau humanitarnės orientacijos žmogus, mane domina apskritai žmogaus egzistencinės problemos, jo paskirtis šioje žemėje. Jūs iš vis romantikas, aš esu didelis romantikas. Jūs ir pas apie tai sakėt, bet tai matosi ir iš jūsų straipsnių. Esu romantikas, idealistas ir tiesos žmogus. Labiausiai turbūt sunkiausia, tai tiesos sakymas, tai yra jokia privilegija, tai nėra išmokstama. Tiesos sakymas tai yra prigimties dalykai ir tikėjimo, vertybių dalykas, reikalas. Ir jeigu žmogus turi tokią prigimtį, tai jis ir yra tasai, kaip sako Don Kichotas, kovotojas su vėjo malūnais. Ir tada paklausiu jūs prie to, jūs dabar žurnalistas, sakykit, tai jums gyvenimo būdas, ar tai yra specialybė žurnalistika? Tai yra tikrai gyvenimo būdas, tai yra pašaukimas, tai yra misija, tai faktiškai yra ta pati kova su vėjo malūnais. Dabar, kaip aš tapau teatro režisieriumi, baigęs KPI, aš jau sakiau, kadangi labai savarankiškai daug skaitydavau, tenis ir konspektuodavau Hesės, Nyčės ir taip toliau, domėjausi ryškiais menais, teatru tuo pačiu, tai buvo mano saviugda. Ir tuo metu, tarsi būdamas jau inžinierius elektrikas, einu pro šalį, užeinu į Kauno dramos teatrą, tenais tuo metu dirbo Vaitkus ir Padegimas ir sakau, ar jums nereikalingi apšvietėjai elektrikai? Sako, tai žinoma, mums reikalingi apšvietėjai, ten, ryškės administracijoje, bet sako, jūs turite aukštą, čia mums reikia paprastesnio įsilavinimo tokios ryškės. Sako, tai gal tiks ir su aukštuoju? Sako, tai prašom, jeigu norite. Tai vat mano atėjimas buvo į dramos teatrą, buvo vėlgi avantiūra, noras bendrauti su žmonėmis, kuriem kažkas daugiau rūpi negu tik pragyvenimas. Noriu akcentuoti, aš nesu karjeros žmogus. Aš tikrai jokiai sistemai niekados netarnavau,
melo, ta prasme, korupciniai sistemai ir dabar esu toks pats, koks ir buvau jaunystėje savo. Tai mano atėjimas į dramos teatrą buvo vėlgi dar vienas iššūkis, vienas bandymas atrasti žmonės, kurie kažką galvoja daugiau, kažkokią tai meno. Ir man tada teatras buvo, prisiminkime, tai 86, 3, taip toliau, dar buvo sovietmetis. Tai buvo teatras, kalbėdavo Ezopo kalba tiesą žmonėms. Tai būdavo eilės, tai būdavo ten ir Barbora Radvilaitė, ir Vaitkos, ten tie visi tokie spektakliai, provokuojantis, iššaukintis kažkokią taip pilietiškumą žmonių, taip toliau, taip toliau. Tai tas mano atėjimas į teatrą buvo vėlgi toksai susidūrimas su ta realybė, kuri rodoma, transliuojama, reiškias, arba pateikiama žiūrovams ir tie užkulisiai. Ir aš supratau, kad tose užkulisiuose vėlgi labai daug šiukšlių, dulkių, daug ambicijų, daug prisitaikėliškumo, daug karjeros, o tos misijos kruopelytė. Ir va tokie aktoriai, kaip sakykime, amžinatilsį Staliliūnaitė, Masiulis, su kuriais man vėliau teko jau dirbti kaip režisieriui, tai tie žmonės turėjo savo gyvenimo misiją. Tiesos sakymo, kažkokia tai tarnystės, aukštesnės, reiškia tos meninės tarnystės, kūrybiškumo. Tai aišku, suprantate, pirmas santykis buvo tarsi vėlgi šaltas dušas, aš tarsi sakiau, ne, aš nenoriu to. Praėjo metai, Vaitkus mane pasikvietė, jau tada ne apšvietėjau, o asistentų jo, Jonas režisierius Vaitkus. Ir tada aš jau sėdėjau ten kaip vykdavo repeticijos, ten Kaligula repetavo. Jūs dar neturėjote išsilavinimo? Dar tuo metu ne, aš tik tai buvau baigęs aukštąjį, tuo metu aš jau dirbau menininkų namuose, Kauno menininkų namuose metodininkų už teatro renginius. Būdamas inžinierius elektrikas, bet aš jau turėjau darbą. Gabrienas amžinatilsį Antanas buvo direktorius ir kadangi, kaip sakau, mano tavo prigimtis, humanitarinė, žmogiškumo, aš ieško, traukė ir man tada sakė, ir Vaitkus mane labai skatino, sako, jis jau kada aš su juo susidūriau, ten jis diskutuodavo su aktoriais, su Budraičiu, su Regimanto Adomaičiu, su daugeliu ten žmonių, kurie tuo metu sukasi Kauno, tai ir aš diskutuodavau apie tą aukštesnį jų, iš tiesų apie jų, kaip jie įsivaizduoja, dėl ko jie šitą daro, kaip jie ten ką. Supranta, tokie. Tai mane Vaitkus sako, tai tu daryk čia. Tu čia daryk, tu čia režisuok, tu pasitoks yra stilius. Tu aš tu duodu ten mažą sceną, ar ten kažkokį tai vestibiulį, ten prašau, ten kažką daryk, repetuok ir parodyk čia man savo tos darbus. Tai aš menininkų namuose jau dirbdamas tuo metu ir būdamas Vaitkaus asistentų, aš jau menininkų namuose, ten buvo mūsų ten Mačernio vakarai poezijos, ten Venclovas, Staliliūnaitė, ten Zelčius, Mačernis skaitydavo ten, reiškias, Oskarą Milašių, Ričardas Bakas buvo Žuvėdra, taip toliau, tokie kažkokie tai buvo spektakliukai, jau bandymas kažkaip tai tą daryti. Ir aš supratau, kad galiu bendrauti, galiu rasti bendrą kalbą su žmonėm, kurie yra jau tarsi pakilėti scenos rampos, jau tokia aukštesnė turi suvokimą, savijautą. Ir tada aš apsisprendžiau važiuoti, studijuoti į kur? Į Maskvą. Bet jūs dar prieš tai dirbdamas tokius darbus, jūsgi pagal specialybę turbūt materialiai būtumėt geriau aprūpintas. O, tai žinoma, mano mama Kaune, amžinatilsį miriausi prieš 2 metus lygiai, Sako, man tai vadindavo Jozutį, kam tau reikia, turi reiškia viską, turi reiškias darbą, turi įsilavinimą, tu čia dirb. Sakau, man tas nerūpė, aš niekados negyvenau pensijai, aš ir po šiai dienai negyvenu pensijai, aš nežinau, kas su manim bus rytoj, kas bus po mėnesio ir taip toliau, bet aš žinau, kad reikia išlikti tiesos žmogumi. Ir nedaryti iš tų dalykų, jeigu tu ypatingai apeliuoji su bendruomenė, su visuomenė, su žmonėmis, kurie tave klauso, nedaryti iš to spekulacijų, nekalbėti netiesos. Mūsų politikoje melas tai yra tas pats biznis, yra viena rašau, 2 minty. Apie politiką mes dar paskui prieisim, dabar pasakyti, kaip jums dabar šovė į galvą važiuoti į Maskvą, tai pačiam, ar jūs gavot kokį siuntimą, ar tai buvo rekomendacija iš po metų laiko, tai buvo, aš atsimenu labai gerai, tai buvo mano apsisprendimo metai buvo 83-ieji. Aš prieš tai metus laiko jau dirbau pas Vaitko asistentų 82-ais. Dar prieš tai teko pabuvoti, aš jau nesiplėsiu Kurilose, ten buvo tokia labai romantiška kelionė, bet Bet jūs buvot subrendęs žmogus ir jūs nutarėt stoti į stacionarą, tapti studentu. Man taip, sakysiu, tada 83 metais Vaitkus pasakė, sako, kitais metais, 84 aš renku kursą konservatoriją, jau tada buvo matyti Koršunovo, ten tie kiti. Sako, tai tu pas mane gali stoti. Aš sakau, ne, aš nelauksiu kitų metų. Ir pas mane buvo tokia, 83 metais man buvo 31. Ir aš pasakiau savo tokią programą, tokią savo, arba dabar, arba niekad.
Į Leningradą, į Piterį važiuoti nenorėjau, nuvažiavau į Maskvą. Ir ten Maskvoje yra du. Gytisas, kur baigia reiškia, sakysim, Nekrošius, ir yra elitinė Ščiukino mokykla. Nu, čia visi žino, prie Vachtangovo teatro. Tai kadangi aš iš Kauno, dirbęs menininkų namuose, žinot, kokie ten vietoj, man tokia kamerinė aplinka labai imponavo. Ir aš, įsivaizduokite, vienintelis, kas buvo mano, kaip sakyt, protekcija, tai vienintelė buvo amžinatelis Antano Gabrėno rekomendacija. Stojant į režisūrą, į dieninį to labiau, reikia, kad žmogus būtų baigęs jau aukštai, ten buvo reikalavimai, į režisūrą. Ne į aktorinį, bet kad būtų jau brandus, turintis savo kažkokias tai nuostatas vertybinės, gyvenimo patirtį, tada tave gali konkuruoti režisūroje. Tai aš jau turėjau darbo stažą, jau turėjau, reiškia, jau ir teatrinę kažkokią tai, nes reikėjo paruošti ir eksplikaciją, ir aktorinę programą paruošti, taip toliau, taip toliau. Tai reikėjo rusų kalba viską paruošti? Rusų kalba, mano rusų kalba, reiškia, tikrai gerai, aš neturiu jokių problemų. Ir, žodžiu, buvau pribaltas iš tos čia atvažiavęs su Gabrėno rekomendacija, menininkų, kadangi dirbau už teatro, reiškia, renginį metodininku. Ir štai vyksta ten tie visi egzaminai. Man buvo tai įdomiausia, kad aš, kaip sakyt, tikrai žmogus tarsi iš kažkur tai nukritęs čia. Aš paskiau išsiaiškinau. Nes kai mane tiesą išlydėjo iš Lietuvos Nekrošius, aš jau buvau susipažinęs su teatralais, su Rūta Vanagaitė, su Nekrošium, tai manęs Vilnių susitikimo metu buvo jo pranašingi žodžiai, man net įstrigo jie, sako, jisai, kaip žinote, Nekrošius baigė pas Gančiarovą. Gančiarovas yra, reiškia, žydų tautybės, reiškia, buvo kurso vadovas ir jam sakydavo visą laiką, Nekrošius buvo ant pašalinimo ribos. Sakydavo, u tebe škola ne ta, taip toliau. Žodžiu, jį visą laiką tarkuodavo. Ir man Nekrošius, tai pusiau juokais, pusiau rimtai, nežinau iš kokius ten savo aspiracijų, bet pasakė štai, ką Juozai sako. Tai buvo 83 metai, reiškia, jau rudeniam, kad aš važinėjau Maskvoje, jau žinau, kad jau. Sako, saugokis žydų. Kiek, sako, iš tų 6, sako, įstojęs, aš jau buvau įstojęs, man tik tai čia grįžau, sako, ar 3 ar 4, vienas užsimaskavęs. Nes režisierių grupė, mano, kur aš mokiausi, buvo 6 žmonės ir 30 aktorių. Tai čia buvo bendras, reiškia, kursas, režisierių grupelė paskui atsiskiria nuo tų aktorinių, bet mes dirbom su aktoriais, tai kursiokais, visą kitą. Evgenij Rubenovič Simonov, irgi jau miręs, buvo mūsų TSRS liaudies artistas, Vachtangovo vyrežisierius, tai buvo mūsų kurso vadovas. Mūsų kurso vadovas ir, reiškia, jis buvo komisijoje. Ir režisūros katedros paskiau buvo jisai irgi vedėjas. Tai, žinote, tas įstojimas mano įvyko labai irgi keistai, nes aš buvau toks, koks esu, pateikiau savo aktorinę programą, skaičiau ten kažkokias eilės, pateikiau režisūrinio darbo eksplikaciją, tai buvo Piterio Šeferio eklus apie žirgą, apie meilę žirgui, ten taip toliau, tokia irgi labai legendinė romantinė istorija, eksplikacija, aktorinis, rusų kalba literatūra. Tokie buvo egzaminai, kuriuos aš išlaikiau visiškai gerai, rusų gavo 4, ten tada buvo 5 balė. Aktorinis meistriškumas 5, režisūrinė eksplikacija 5 ir įsivaizduokit, ten atsirandi be jokio blato, kaip sakant. Tai buvo, nes konkursas tikrai didelis, ten 100 žmonių eina į vieną vietą. Ir dabar paskutinis egzaminas buvo TSKP istorija. Aš jau buvau baigęs KPI, ten kažką, negaliu, kaip reikia ruoštis tam paskutiniam egzaminui, ten pasirodo tas TSKP istorija, tai yra tave, kaip sakant, tave žiūri ideologinė, ar tu ideologiškai patikimas žmogus. Nes mūsų to patikrinti, nes Euferis Vladimir Aleksandrovič sakydavo, mūsų ten dar buvo tik tai grupė žmonių, kurie dar tik stoja, susirinkę ten auditoriją ir jisai sako mums, tarsi tokie, sako, jis labai toks gudrus buvo, toksai, su tokia tam tikru savo ir galbūt ir humoro jausmu, sako, ошибка при приеме, брак на выпуске, а это уже опасно, потому что режиссура profesija političkaja, ideologiškaja. Tai pasakė 83 metais, mums ten stojant, ir aš taip galvoju, aš sėdžiu galiorkai tenais, ir aš galvoju, jeigu tu taip galvoji, tu manęs nepriimsi. Tu manęs tikrai subrokuosi, išmesi, atmesi. Ir ką jūs manote, reikia tam egzaminui, reikia ruoštis, aš jau buvau pakankamai suaugęs žmogus, jau kažkada tai ten mokslinį komunizmą buvau baigęs čia 4, atrodo, kiek aš ten gavau KPI. Ir man reikia skaityti tas knygas. Pavarčiau aš tas knygas, žinot. Negaliu, man atmetimo reakcija. Nenoriu, aš, sakau, net vardan įstojimo tikrai nemeluosiu.
Ir vat, nueinu aš tą laikytą, galvoju, ko aš ten važiuoju, aš tik net nesiruošiau šito egzamino. Galvoju, kaip bus, ką aš čia prarasiu, žinai. Nuvažiuoju aš ten laikyti, išsitraukiu bilietą, ten kažką tai iš bendro išsilavinimo, kažką ten sakau, pradedu matyti plaukiot, o komisija rimta ten sėdi, ten moteris kelios, vyrukas kažkoks, aš dar tada jų nepažinojau. Tai jie man galvoja, kaip čia dabar tasai, čia iš kur čia tas Ivanauskas, Juozas, kas čia Kaunas, kaip čia ką, čia 5 gavo, jau prieš tai buvo jau aktorinis 5 režisūrinė tas darbas, tai gal čia kažką, давайте мы вопрос дадим, sako, klausia manęs, kam mums reikalingas mokslinis komunizmas? Klausia manęs, stojančio į teatro režisūrą. Kam reikalingas mokslinis komunizmas? Aš jam sakau, jums reikalingas mokslinis komunizmas, todėl, kad jūs išeinant iš tų pozicijų neigiate Dievo buvimą. Sakau, bet aš nesakau, kad jis man reikalingas. Jie buvo šokiruoti, švelniai tariant. Ir jie man sako, įsivaizduokite, studentas atvykęs be jokios, reiškia, iš Kauno, iš tos Pribaltikos. Jie sako, Juozas, sako, вы подумайте, Ивановскас, man sako, tada sakė Ivanauskas, как мы вас можем допустить к режиссуре, если вы будете в церковь идти? Taip ir pasako man dėstytojai, profesoriai. Sako, čia jau jūs spręskit, žinai. Kaip, sako, galim leisti jūs tapti režisieriumi, jeigu jūs eisite ten į cerkvę, jeigu jūs ten esate toksai... O jie ruošia jūs propagandistų. O jie pasirodo tuo metu, ir todėl man ir Nekrošius pasakė pasirodo. Tenais nebuvo atsitiktinių žmonių. Režisūrai visi buvo pereinami pertraukiami per tą ideologinės propagandos mėskalę. Mėsma neturi būti patikimas arba užsimaskavęs. Tai vat, bet kadangi aš nebuvau nei užsimaskavęs, nei patikimas, bet kažkoks tai įtaigus, kažkoks turinti savo labai, aš su nieko nebendraudau, ten stojau po medžiu, atsimenu, ten pamatė tas seniūnas, kuris paskui Aleksandrovas, sako, я тебя увидел и понял, вот он поступит. Aš nežinau, ką jis ten увидел. Bet ten užsimaskavusi buvo tarp jūsų? Ne, nebuvo. Ten iš tų 6 galiu pasakyti, buvo priimta be blato, tik tai buvo 2. Tai buvau aš ir buvo Igoris Korniečiukas iš Kijevo, gydytojas psichoterapeutas. Su aukštoju išsilavinimu. 2 su aukštoju išsilavinimu, kurie atėjo, o kiti 4 jau buvo anksčiau mokėsi ten Šiukino, tenais kokie ten Aleksandrovas, Žitinkinas, ten Radėcki, viskas buvo savų ten sukomplektuota. Ir tautybės prasme, ir ideologinė prasme buvo Tychi, ten toks Aleksandras, visi buvo patikimi, o tik aš buvau eksperimentas. Ir aišku, jūs sėkmingai baigėt? Aš jai baigiausiu, nes aš baigiausiu... Ir jūs dirbot Kaune? Aš baigiau, bebaigdamas mane darė jau prof netinkamu, 3-4 kurse, tai yra, tau negali su tavim susidarot kitaip, jeigu matos, kad tu nepasiduodi propagandiniam, tave tada pastato tau 2, 2 pastato už tavo specialybę profiliuojančią ir tu esi prof netinkamas. Mane ruošė vilko bilietą išmesti iš mokyklos. Bet dalykas atsitiko toksai tada su manimi 2-3 kurse, kad aš būdamas pakankamai veržlus, pradėjau daryti spektakliukus Bachrušno teatro muziejui, Centrinėse meno darbuotojų rūmuose ir galų gale padariau spektaklį Akademinio Masovieto teatre Paskutinė krepo juosta. Beketo. Tai yra teatre, kuriame tiek mano profesoriai net negali įžengti. Ir pasirodo, ten nežinau, kad aš toks esu čia konfliktuojantis toje mokykloje, mane daro jau laužė. Aš padarau su liaudės artistų, krepo juostą, ten instaliacijos, spauda, prieš tai padariau kokto žmogaus balsą. Bet tai ne politiniai spektakliai? Palaukit, tai buvo ne, bet tai buvo spektakliai profesionalus ir kaip aš tada galiu būti prof netinkamas. Ir ten tų 2 bangų, tarp to akademiškumo, ten kur tie atličnikai, tie visi, niekur dar nebuvo išėję, aš jau išėjau. Tokiu būdu aš įsirovė kaip Münchhausenas, baigiau tenais, man už krepo juostą Maskvoje, turėjau jau duoti diplomą ir sakyti viso gero. O Simonovas sako, Juozas, что вы натворили там в школе, sako, žaidim neprahoda nedajot. Вот įsipildė pranašystės Eimuntų Nekrošiaus. Saugokis, aš nesisaugau ir dabar nesisaugau. Buvo koks esu, toks ir esu, aš einu už tiesą. Ir paskiau Kaunas buvo mano toksai, reiškia, grįžtų į Kaunas, jau su savo turėjau krūvą pjesių, kurias norėčiau pastatyti Kauno teatre. Vaitkus sako, ką tu nori, siūliu. Tai aš paėmiau, buvo kaip tik tuo metu Jankos, Gedimino apie Vidūną, amžinas keleivis. Aš tą Jankos pjesę perdirbau, padariau, sako, aš šitą statysiu, nes Vidūnas man labai kaip mąstytojas, idealistas, didelis Lietuvai žmogus, reiškia, kultūrai, jo minties raidai, man jis buvo studijų metais imponavo. Aš padariau spektaklį apie Vidūną. Su jo laiškai, su jo ten dainomis, su projekcija, su kino projekcija jau man pravertė, nes apokaliptiniai vaizdai buvo, su chorais ir taip toliau. Tai buvo mano diplominis darbas, 88 metai, vasario mėnuo, tai buvo
šilčiausia publikos reakcija. Tai vat ir tame spektaklyje, kaip aš jau minėjau, vaidino Staliliūnaitė Rūta, Vidūną vaidino Petras Venclovas. Buvo užimtas jo alter ego Masiulis, Algimantas Masiulis, amžinatilsį. Zelčius, Juronytė, žodžiu, 23 aktoriai trupės, reiškia, surinkti, pajėgus, reiškia, žmonės, kurie dalyvavo šitam mano, reiškia, spektaklėlėje. Bet jūs skaitot, kad žurnalistų jūs vis tik visuomeniai atnešit daugiau naudos, negu... Ne, nu tai tie laikai buvo, sakau, aš jums grįžtu tą frazę, o jūs būtinai palikite ją. Kad teatras buvo tarsi iššūkis, melo visuomenė, susitaikėliškumui, tai buvo Ezopo kalba sakymas. Tai buvo, kaip tik aš patekiau ant tos bangos ir tada man atrodo, kad teatro bendrystė, teatro kolektyvas gali išvesti šiek tiek visuomeniai, duoti tokį impulsą atsinaujinimu. Tai va tokia buvo, paskiau prasidėjo tie nepriklausomybės laikai. Aš išvykau dar toliau negu kad į Maskvą, nors galėjau ir Maskvoje likti darbuotis, išvykau už Atlanto, tiesa, prieš tai dirbau Klaipėdos teatre. Išleidau keletą pjesių išeivių dramaturgų, tai Kosto Strausko ir Algirdo Landsbergio, ne to, kuris čia, bet kito Landsbergio pjesės ten buvo. Ten Šaltkalvis, Sudėk mano karaliai, taip toliau tokios, ir mane kvietė jau išeivyje. Man be galo įdomu buvo tenis už Atlanto jau 90 metais. 90 metais, dar buvo, dar tik, aš 89 metai tokia buvo. Teisingai, jo. Išvykau aš į tą Ameriką, ten mane pasitinka Vašingtone, jau tie, reiškias, dramaturgai, Jurgis Blekaitis, poetai, taip toliau. Ten pradėjau tą gyvenimą savo, tos, reiškia, kūrybinį, ten Vašingtone, per Amerikos balsas iš Vašingtono su manim interviu, ten girdi ir Klaipėdos, ten tie mano kolegos, kaip aš ten kalbu apie Lietuvą, apie taip toliau, taip toliau. Tai buvo irgi toks gražus gestas, tai buvo ten keli spektakliai, keturi spektakliai už Atlanto ir paskiau galimybės likti vėlgi, kaip Maskvoje, taip Čikagoje, taip ir Niujorke. Niujorke, tarkim, mano teatre La Mama buvo Waiting for the Little Prince, tai Mažasis princas, belaukiant Mažojo princo. La Mamos teatre labai toksai pakankamai jis yra pažangus. Ten irgi nebuvo jums kalbos. Ne, ten aš susikalbėdavau ir tenais mano buvo pirmasis kontaktas tiesioginis su Jonu Meku, kuris kaip ir jūsų turėjo tokią kamerikės, nešiojama, tik tai filmavo mano spektaklį tą Mažąjį princą. Ir sakė, ten kadangi archyvai tokie kino, tenais tokios yra, vyksta ten diskusijos su vyno taurė rankose, sako, tu Juozai čia gali, jeigu nori skleistis, gali čia save realizuoti ir taip toliau buvo pasiūlymų tikrai ne tik tai ten dirbti kažkokiu tai dažytoju, bet kurtis užsiimti kūrybiniu darbu. Bet kadangi, matote, aš daug pažinau išeivijos, mano per tą laiką buvo 8 vizitai už Atlanto, daugybė pasiūlymų, bet kartu kiekvieną kartą grįždavau į šitą ašarų pakalnę, gal kaip Mažasis princas į savoje planetą, nes būtent Lietuvos, šitas buvimas Lietuvoje ir ta kalba, ir tas visas tiesos ir netiesos, jis mane labiausiai turbūt uždega, labiausiai veža, kaip sakyt, ar ne? Ir kaip nekeista, aš po pirmos Amerikos įsigijęs sodybą prie Šventosios krantų, niekad giminių kaimuose neturėjęs nieko ką, aš pasirodo nusipirkau gyvenimo būdą, vėlgi. Taip. Sodyba tai yra, įsivaizduokite, miške, netoli Šventosios upės ir žvaigždės, akmenys, žolė, paukščiai, viskas. Ir tada, čia to, ko reikia romantikui. Tai bet reikia turėti pasaulio matymą, kad suprastum, kas yra žalia žolė po tavo basom kojom. Kas yra tas buvimas čia ir dabar. Ir mes su žmona, iškės aš jau susiradęs tokia, iškės jau brandžiam amžiuje, viską mes ten įsikūrė, nusprendė važiuoti gyventi prie Šventosios krantų. Tiesą sakant, nelabai ieškojom ir darbo. Maniau, gal aš ten Anykščiuose teatrą atidarysiu, miesto teatrą. Suprantate? O tai čia dabar raktas, kaip aš tapau. O jūs nekvietėte tuo metu į Kauną vėl grįžti? Tuo metu, kada aš jau paskraidžiau Amerikose ir už Atlanto gerokai, čia galėjau pagal sutartis dirbti. Bet, suprantate, praėjo, ten buvo 92, 3, 4 metai, kada aš pamačiau, kad teatras kaip po toksai, kaip po trupė jau nebėra bendruomeniškumo, yra užsakymai, yra komercija. Ir kada nėra to miltinio, Juozo Miltinio teatro, man maestro Miltinis, aš nepasakiau čia taip improvizuotai kalbėdamas, kad man, kas liečia teatro filosofiją, vizija tokia ir misija, tai buvo Juozas Miltinis. Ne tik, kad ten Vaitkus ten kažką, bet būtent Miltinis. Aš ir gyvą mačiau, ir jis matė mano spektaklį Amžiną keleivį, Panevėžio teatre iš savo ložės, dar pagavau tą momentą, pasakė savo pastabas.
Man tai be galo vertinga. Ir va tas, kada nebebuvo to teatro kaip po šventovės, o teatras kaip komercija, su savo, sakysim, Koršunovo fucking and shopping, toks teatras man yra visiškai svetimas. Prarado savo... Ne, tai absoliučiai, tai nėra bendruomenė, tai yra lakstymas, tai yra haltūrų darimas ir dabar teatras yra, jūs man parodykit Lietuvoje teatrą, kur būtų va ta dvasia, Grotowskio lyderio dvasia, kur būtų saugomas kažkoks tai minties, idėjų, kažkoks tai generavimas. Viskas susiskaidė, susiplakė, ten ministerija, kas ten darosi per kultūros. Žodžiu, ir mano utopiškas noras grįžus po Amerikų, ten nuleidus inkarą kažkur provincijoje, iš idėjos, sakau, aš čia gyvensiu. Ir keliausim po pasaulį toliau. Sakau, čia mieste atidarysiu teatrą, Anykščiuose. Neturi jie ten. Aš baigęs, aiškia, Maskvoje, pridarė spektaklių, visą kitą, kodėl aš ir čia galiu. Tai jeigu būčiau vėlgi konformistas, taigi man užtektų suvokimo, kad tie žmonės, kurie čia gyvena, jie yra prisitaikę prie sistemos, jie yra melagiai, jie mėgsta gerai pavalgyti, gerai gyventi ir lengvai gauti pinigus. Tai, o teatras man visą laiką buvo iššūkis. Tai ir aš pats esu iššūkis sistemai, melo sistemai. Todėl savame suprantama, atėjęs pas Anykščių merą, koks ten buvo Gudelis tada, paskiau Gervinskas, dabar Obelevičius, keitėsi tie merai, aš aišku sakau, va taip ir taip, eikit pas Petrokaitę, Petrokaitė kultūros centro direktorė, o ta Petrokaitė nepakeičiamoja 18 metų, ten ir korupcija, ten ir pinigų plovimas, taip toliau. Ir aš tada, kaip sakau to žodžius, tai manęs išsigąsta, durys man užsidaro, ne, etatai naikinami, kad tik Ivanauskas čia kažko tos nepadarytų, čia mums tokios nesukeltų, čia tos revoliucijos. Nu tai, bet Anykštagi buvo, laikraštėlis, labai ten rėmė, sako, vot Amerikoje dirbęs režisierius nori įsteigti prie Šventosios Krantų teatrą Anykščiuose. Nu tai čia mes palaikom, tai palaikot. Bet sako, matot, kas darosi, tai sako, viešumo reikia. Tai aš tada rašysiu. Pradėjau rašyti to savo straipsnius, analizuoti, savo esė pamastymus ir pradėjo juos spausdinti. Sako, darykit su Anykštėnais, su pasaulio Anykštėnais, su meno žmonėmis, jie man davė užsakymus. O rašau aš nuo 16 metų. Tai yra buvo dienoraščiai, aš turiu lagaminą dienoraščių ir Maskvoje rašiau ir prieš tai rašiau. Bet jūs tokiu būdu įsitraukėte į žurnalistiką, taip perėjo jūsų? Aš natūraliai išėjau, nes aš, matote, žurnalistika, kas yra žurnalistika apskritai? Pavyzdžiui, BNS vadovas Artūras Račas, jis yra istorikas, jis yra joks žurnalistas. Žurnalistika tai yra ne tik tai, kad stilius ir rašymas, ir mokėjimas bendrauti ir suregzti interviu. Žurnalistika, tai aš ir dariau, mano buvo išsiaiškinti, kas yra žurnalistikos verslas ir misija. Aš ieškojau tiesos sakymo misijos, kaip teatre, taip ir žurnalistikos darbe. Nesunku tapti žurnalistu, jeigu tau dega širdis dėl neteisybės, dėl to, kas vyksta, suprantate? Bent man taip atrodė, aš rašyti moku, aš galiu rašyti, tai man lengvai sekėsi, kadangi jau buvo didelė praktika. Opoziciją aš jau turėjau irgi per tiek gyvenimo, reiškia, jau kelionių ir iššūkių, ir darbo, ir aktorinio, reiškia, ir ne tik, jau tikrai galėjau tapti visiškai be vargo žurnalistų. Ir po šiai dienai, aš ten, aišku, išaugau labai greit Anykštos formatą, aš nesu rajono žmogus tipo, negaliu tarnauti jokiai politiniai jėgai ir jokiam rajono ten laikraštėliui, bet aš tarnauju Lietuvai. O Lietuvai tarnauja tiesos sakymas, tai yra prabangos dalykas šiais laikais, tai yra pavojingas ir už tiesą yra, tu pasirašai savo nuosprendį, faktiškai. Jeigu tu nedarai karjeros, susakai tiesą, tai tu matai, kad vienas kolega liko jau už borto, trečias, taip toliau. Tu tampi, kaip sakė Mačernis, savo vienam tokiam eilėraštuke, sako, kas didėja nuolatos, tas tampa vienas. Tai mes tampam vieniši, galbūt tokie Don Kichotai, bet aš žinau, kad tai vėlgi nėra visiškai beprasmiška, kadangi tokių po vieną Lietuvoje, oazių žmonių, kurie analizuoja, kurie gyvai mąsto. Bet jūs metat iššūkį ir ne vienam. Aš esu pats taip, aš metu iššūkį, bet aš metu iššūkį ne dėl to, kad dėl kažkokio tai savo, kad aš esu kažkas toks, ne. Aš neturiu jokių ambicijų, jokio pasikelimo, tiesiog mano prigimtis ir intuicija ir visa patirtis gyvenimo pasako, kur yra melas, kur yra kaukė. Aš žinau, kas yra kaukė, kadangi ir teatro praėjau tą labai, reiškia, tas visas kaukės, ir Maskvoje taip pat. Ir kas yra tiesos sakymo, ir kokia tiesos sakymo kaina. Tai yra kūrybinis darbas vėlgi. Žurnalistinis tai yra kūrybinis darbas, bet kartu tai yra pirmiausiai tiesos sakymo, nes tu informuoji visuomenę
Tai jeigu tu esi, kaip sakant, konformistas iš prigimties, tai tu informuodamas visuomenę dar padarai gerą biznį. Nes tu piarini tuos, reiškia, susikompromitavusius politikus, tu gauni šių palaikymą, paramą finansinę, tam, kad tu darytum taip, kaip jie kalba ir pataikautum jiems. Tokių žurnalistų, dirbančių ne tik tai, kad ten kažkokiams ten partijom, bet ir tam tikriems oligarchiniams klanams, korupciniams, yra be galo daug. Ir tas atsiskleidžia ne tik per kažkokią tai ten vieną pedofilijos, sakysim, tragediją Garliavoje, Kaune ir Garliavoje įvykius tos, bet ir per korupcinius Leo, Mažeikio naftą, Alytos ir taip toliau, viešbučiai draugysčių privatizavimas yra daugybė išraiškos demonstruojančių, kad mūsų valstybė totaliai supuvusi. Ir pasirodo, kai aš pradėjau vėlgi analizuoti, kodėl mes gyvename tokioj valstybėj, tokioj tarsi laisvoj ir nepriklausomoj, ir tokioj pavergtoj, tokioj dezinformuojamoj. Taigi pasirodo, tai ne tik kad teatras įsigimusi žiniasklaidą, tiksliau parsidavusi ir labai sąmoningai, kada rafinuočiausias melas, kada aš žinau tiesą, bet man reikia prastumti melą. Ir tada aš dalį tiesos 80% prakešu, reiškia, tavo tą tikrąjį melą, kad man reikia kažkam tai kažkokią tai ten padaryti tavo tą sandėrį su savo sąžinė. Paslauga. Tai tas yra už paslaugos mokama, tu parduodi, kaip sakant, velnių dūšią, čia kiekvieno žurnalisto apsisprendimo reikalas. Ar tu parsiduosi, ar tu ką, galiu pasakyti, čia niekam, galbūt čia tokia apibendrinta, jūs čia, Jonava, Lubis, ar ne, tai aš jums pasakysiu, amžinatilsi. Kai aš, reiškia, supratau, kad laikraštis yra skandinamas, kuriame dabar dirbu, Laisvės laikraštis. Aš kažkaip sutikau Vasiliauską Valdą, Lietuvos žinių redaktorių. Jau buvo daug parašęs, daręs interviu ir su Čilinsku, amžinatilsi, apie Leo aferas ir taip toliau. Sakau, žinai, gal aš, nežinau, jeigu čia mūsų užlenks, gal aš galėčiau pas tave kažkokius ten straipsnelius, tavo atsiųsti, visą kitą. Valdas Vasiliauskas, Lietuvos žinių redaktorius, kuris priklausė, kaip žinot, Lubiui. Jis yra buvęs teatro, reiškia, kritikas. Jis matė mano spektaklį Vidūnas. Ir dabar jisai dirba šitą žurnalistinį darbą, vėlgi. Jis pažiūrėjo taip į mane, kaip aš pasiūliau, sako, galbūt mes galim bendradarbiauti. Jis man sako, Juozai, sako, pas mane, tai yra Lietuvos žiniose, tu nebūsi laisvas. Sako, aš sėdžiu Lubio kišenį. Jis taip ir pasakė, aš sėdžiu Lubio kišenį. Bet jis yra protingas, jis yra pakankamai moralus žmogus ir bando kažkaip išgyventi. Ten tada negalima buvo daug rašyti apie Leo, dabar ten galbūt daugiau rašoma, ten yra visa publika, kurie aptarnauja šitą laikraštį, bet aš esu neformato žmogus, bet abu sakant tiesą ir kovojant už teisinę demokratinę valstybę. Valstybė mūsų yra šiandien pavergta, todėl, kad pradėta kurt, pasirodo, aš išsiaiškinau, kodėl ir kas tokie dalyviai, kas tokie veikėjai, ant melo, totalaus melo, šventvagysčių pasipelnimo tikslais. Aš dabar matau pas jūs ant stalo knygą. Dar kartą apie landsbergizmą. Jūs palėtėt tokią temą gana, aš dar turėjau daug labai klausimų jums užduoti, bet aš žiūriu, kad mūsų laikas jau bėga ir mes nespėsim apkalbėti su jumis visko. Dabar sakykit, jūs turite omeny, taip, dar vienas dalykas, Teišerskytė, kai buvo pas mane čia laidoj, jinai kažkada irgi buvo parašius straipsnį apie Landsbergį ir nelabai gerai, bet jinai dabar šito gailisi. Jinai skaito, kad Landsbergis yra žmogus, kurio vis tik nevertėtų žeminti, nevertėtų jo liesti. Ar jūs ne per daug drąsiai, kad netgi knyga su tokiu pavadinimu išėjo? Aš jums štai ką pasakysiu. Pirmiausiai, ponė Dalia Teišerskytė, mano sena kolegė. Vienu metu ji buvo vadinama Kauno Dalia. Vienu metu jin buvo Kauno menininkų namų direktorė, paskiau ją iš tenais išmetė. Ir jin labai turėjo problemų su Prunskiene, tenais ten kažko nepasidalino, ten kuriant partijas. Jin turėjo ambicijų eiti į politiką. Tai Teišerskytė dabar tapusi nacionalinė vertybė, aš sakyčiau kabutėse, jau sėdė antrą kadenciją Seime. Per tą laiką, kai jau yra Seimo narė, man teko su ja gal kokius 2 kartus susitikti ir Seime, ir dariau galbūt vieną interviu su ja padariau. Ir, kaip sakant, apsišaudėm, aš žinau puikiai jos poziciją, aš žinau, ką jin kalba, kas pas ją yra omenyje ir kam įtarnauja. Todėl jos pasakymai visi apie bet ką, apie bet kokį politiką, tame tarpe apie save pačią, aš galėčiau čia labai išsamei argumentuotai atremti.
apie ką ten reikia kalbėti, kaip nekalbėti ir taip toliau, taip toliau. Šios pasakymas, kad nereikia peikti Landsbergio, tai reiškia, tai reiktų, jeigu taip suprimityvinti, tai nereikia peikti tos melo sistemos, kuri yra Lietuvoje. Ir šitai, nors jinai ir tremtinio vaikas, nors jin labai atrodo poetė, labai pakili, bet tas didžiausia prostitucija Seime, kad tas žmogiškasis veidas, ta kaukė, uždedama ant tų žmonių, kurie kaip siurbelės naudojasi, reiškia, privilegijomis, kurie važinėja atsėt su rinkėjais, čia kažkur plauna smegenis jums, su savo džipais tais, iš tų parlamentinių lėšų. Tai yra moralu, ką jie daro, jie gerai gyvena ir jie moralizuoja dar. Ir dar jie aiškina, kaip čia, kas yra, Teišerskytė, liberalų sąjūdžio, iškės ten frakcija priklauso, kas yra liberalų sąjūdis, aš nesiplėsiu, čia kita tema, bet tai yra sveiko proto vagis mes rašėme. Tai nesveiko proto dešinė, tai yra sveiko proto, reiškia, proto vagis, jie vagia mūsų Lietuvą. Bet vėlgi, čia tik tai retorika, čia reikėtų argumentuoti, aš tą pagrįžčiau, kaip jie dalyvauja balsuojant dėl tam tikrų korupcinių įstatymų. Mes dabar gal nesiliesim labai politinių dalykų, kadangi prasidėjo jau dabar politinė agitacija oficialiai ir mes šitų dalykų, kas liečia dėl partijų, mes čia neliesim. Bet kas liečia apie jūsų knygą, mes pakalbėsim. Šitą knygą, tai vėlgi, tai yra mano tiesos sakymo misija, jeigu aš sakiau apie teatrą, kad Spetalis apie Vydūną painikavo mano teatrinius visus ieškojimus ir aš žinau, kad vien dėl to vertėjo Maskvoje vargti, mokytis tenais ir būti ujamam ir baigti, nes tai buvo kažkoks tai tikrai kilnus, tautiškas, tokios atgimimo bangoje išėjęs vaidinės spektaklis. Tai dabar, dirbant jau 8 metus, Laisvo laikraščio redaktoriumi ir pavaduotoju, žurnalistu, aš šičia sudėjau savo straipsnius ir interviu. Tai čia mano yra tiesos sakymo misija. Ši knyga yra dedikuojama šviesos atminties disidentui kovotojui už Lietuvą, 2-kart mirtininko politkaliniui buvusiam Liudui Dambrauskui. Be šios knygos, be šitos knygos, be jo kovo 11 tragizmo, be šių dviejų, kurius mėlės žiūrovai, jūs niekur nerasite. Jos yra išimtos, jos yra išparduotos ir tapusios seniai bibliografinė retenybė. Ir tikrai nesuinteresuotos bet kokia ir kairės ir dešinės grupuotės, kad jūs jas turėtumėt. Tai aš esu išstudijavęs, čia yra mano Biblija, čia mano yra Biblijos, kaip sakyt, tas labai svarbus vienas iš svarbesnių skyrių, parašyti šitą knygą išėjus, jam gyvam esant, Liudo Dambrausko, čia pomirtinė. Ir dėl tos knygos, ypatingai dėl tos knygos jau sukilo ten Pavlikas Morozovas, Saulius Dambrauskas, sūnus, advokatas, o ši knyga organiška tąsa. O šita knyga, tos knygos, išeinančioje mintis. Tai noriu pasakyti, kad landsbergizmas, tai aš pacituosiu Liudą Dambrauską. Aš norėjau jūs paklausti, jūs turite omeny apibrėžimą landsbergizmas, tai yra elgesys ar tai yra reiškinys aplamai? Galiu čia patransliuokim, gerai. Liudas Dambrauskas kaip apibūdina. Landsbergizmo atsiradimas pademonstravo Lietuvos tragizmą. Apie tai jis kalba ir kovo 11 tragizme. Landsbergizmas nėra vien konservatorių partija. Tai ir ne vienminčių avinų susibūrimas apie savo lyderį, o gerai organizuotas politinių aferistų voratinklis, siekiantis supančiuoti piliečius, juos pajungti. Ne konservatorių partija sukūrė landsbergizmą. Jį paties Vytauto Landsbergio panaudota politiniai terpiai sukurti. Landsbergizmas nėra ideologinė vienminčių partija. Joje randa vietą įvairiausių pasaulėžiūrų bei politinių pažiūrų žmonės, kurios jungia begalinis valdžios troškimas ir neribotas savanaudiškumas. Landsbergizmas tai politinė skraistė prisidengusių aferistų, siekiančių bet kokią kainą pralopti veiklos programa. Štai kas yra landsbergizmas. O šitą knygelę apie tragizmą, kuri yra kvintesencija Liudo, jau garbiam amžiui išleista, Dambrausko, prieš mirtį keli metai, jisai kalba apie signatarų godulį. Jis nesureikšmina kovo 11, 16 vasario yra tikroji ta. Ir sako, kas atėjo į tą sąjūdį, kas tie signatarai, kiek ten KGB darbuotojų ir taip toliau, ir taip toliau. Čia viską demaskuoja. Todėl žiūrėkite, pernai buvo Liudo Dambrausko 90 metų. Ar kas nors paminėjo Seime, ar kažkas iš to, ar iš signataro balkono gal pasakė. Landsbergis labai gerai žinojo, kas yra Liudas Dambrauskas, jam skambindavo ir pasiviešėjo namuose ir Valdas Adamkus,
Ir Kazimieras Vasiliauskas, ir Arvydas Juozaitis, daugybė žymių žmonių. Nu, kas yra Liudas Dambrauskas, turbūt dauguma žiūrovų žino, aš... Žino, gal tik girdėjo, bet aš abejoju, kad dauguma žiūrovų, ypatingai čia Jonavos, tą visą čia parapiją, ar jie tą knygą vartė bent rankose. Tai yra dienoraščiai, išleisti po jo mirties, kurios, reiškia, pasistengė Stunguristas, jis irgi jo bendražygis artimas, reiškia, pateikė, paruošė, gavo paramą kažkokią tai, 15 000, kad išleisti šitą knygą. Tai vat, šitą knygą atsirado vėlgi, kaip iš pagarbos, dedikuojant, reiškia, Liudui Dambrauskui, daugybę citatų, daugybę straipsnių apie korupciją, apie 2K sistemą, kuri pagimdė Leos šitą aferą. Leo tai yra Kirkilas ir Kubilius. Tai yra, nėra jokios kairės, jokios dešinės, jokių liberalų, nesveiko, nei ten kokio proto, nėra jokių nieko partijų. Yra viena valdžios partija, kuri dalinasi savo ten visas gerybės. Aš paklausiu jūsų, jūs priskiriat save prie kurių? Prie kairių ar prie dešinių? Absoliučiai, aš save priskiriu prie tų beviltiškų, prie tų Don Kichotų, kurie kovoja iki paskutiniųjų su šita korupcinė melo sistema. Bet iš principo jūs galite būti konservatorius? Negaliu, aš negaliu būti jokios partijos. Šiandieną tragedija tame, kad nėra ne vieno visuomeninio judėjimo. Aš jums pasakau labai atsakingai ir aš galėčiau argumentuoti kiekvieną savo žodį, pagrysti faktais. Ne vienos partijos politinės, kuri kovotų prieš korupcinę melo sistemą, kuri mestų iššūkį ir analizuotų. Dabar ruošiamasi rinkimams, tinka bet kas. Kas patraukia žiūrovų publikos dėmesį, tinka pedofilija, tinka garliava ir žiūrėkit, kas uzurpavo garliavą. Kokie ideologai tenai suka ratus gelbėdami mergaitę. Ne mergaitėje gelbėti. Pertrauksiu dėl Landsbergio. Jums su Landsbergiu, ponu, ar teko nors kartą kalbėtis arba imti interviu? Man teko, aš jau pasakysiu, man teko labai artimai bendrauti ne su pačiu Landsbergiu, bet su jo sūnumi Vytautu V. Landsbergiu. Rašytojų, režisieriumi, kas tik tai nori. Jis ir Meką bent žinojo ir taip toliau, ir taip toliau. Man patiko jo filmas apie Meką. Mes su juo ir arbatas gerdavom ir net ganykščiuose atsidūrėm vienu metu. Jis man davė daugybę savo filmų ir jis man davė Vytautas V. Landsbergis filmą. Visa teisybė, aš kaip tik šiandien turiu, apie mano tėvą. Visa teisybė apie mano tėvą. Aš tą filmą pažiūrėjau ir paskambinau Landsbergiui Vytukui ir pasakiau, čia teisybės apie tėvą nėra, čia yra panigėrika tavo tėvui, seneliui ir tavo šeimai. Tai yra, nėra tiesos sakymo, nežinau, ko tu siekėjai, bet čia yra melas. Kai aš pasakau šitą Vytautui V. Landsbergiui, kuris dabar labai ten yra už pilietinę demokratinę visuomenę, ten garliavoje brazdena, jisai suakmenėjo ir aišku, mūsų keliai, jeigu prieš tai mes apie meną kalbėdavom, apie kažką tai ten, kažkokias tai ten bendrus projektus, iš karto atšoko. Ką man to reikėjo? Susipykti su V. Landsbergiu ir su patriarcho mūsų? Tikrai nereikėjo, bet aš negaliu pakęsti melo. Ir ypatingai mane siutina, kada tie apsiskaitėliai, šitie dvasingieji vadinami, mūsų menininkai, prisidengdami vos ne biblinę retoriką, jie mus moko, mus auklėja, o patys mėgsta patogų, konformistišką gyvenimą. Ar jūs nebijot, kad jūs būsit paduotas į teismą, sakykit? Už tai, kad aš jums galiu pasakyti argumentuotai, kad Vytautas V. Landsbergis sako, buvo jo straipsnis, nereikia dabar valdžia ujama yra bloga, reikia valdžią girti. Tai yra šiuo metu valdo Kubilius. Kubilius išrašo jam premiją, aišku, vyriausybinę, 40 000 litų, jis ją gauna ir jisai gėda ditirambų savo tėvukui, Landsbergiui, šitai korupciniai vyriausybei, kuri yra, o korupcija tai yra politinė, taigi visi kovojo lozungais prieš korupciją. Ką turi daryti tauta, kad galėtų išrinkti į Seimą, vyriausybę, prezidentūrą, tos žmonės, kurie yra šviesuoliai, sakykime, Lietuvos, kurie yra žinomi, bet kurie nesiveržia į politiką? Šiandieną tauta pirmiausia yra suskaldyta ir dezinformuota, tai atlieka prakeikta žiniasklaida, tiesos sakymo misija beveik yra tik tai lozunguose. Čia yra partijų kova? Partijų kova, yra finansuojami portalai, laikraščiai, taip toliau yra ta. Kiekvienam leidinį gali būti padorių žurnalistų, kaip ir kiekvienoje partijoje padorių žmonių. Bet man svarbu, kas partijas lokomotyvas, kas jas veda. Pažiūrėkite, Tvarka teisingumas, pažiūrėkite, reiškias, socialdemokratus, konservatorius ir taip toliau. Visas partijas galiu išvardinti, kas veda. Ar yra 1, 2, 3, 4 žmonės, kurie už Lietuvą galvą guldytų?
Be kabučių, už teisingumą. Tokių žmonių šiandieną, mėlyjeji, pirmiausiai rinkėjams arba žmonėms, kurie dar kažkiek mato prasmą eiti prie balsadėžių. Pirmiausiai, jūs būkite informuoti. Aš jums patarčiau, jeigu nenori skaityti apie landsbergizmą, neskaitykite. Jūs susiraskite, jeigu galėsite, paskaitykite, kas buvo Liudas Dambrauskas. Šitas žmogus, tai jeigu pavyzdžiui, Petkevičius, reiškia, besibylinėjantį su Landsbergiu, buvo apšaukotas strybų ir ten taip toliau, ten kažkokiu tai girtuokliu, tai va šito žmogaus neapšauksite. Aš pažinojau tik tai Našlę, bet aš tą knygą studijavęs ir šitą taip pat. Čia yra tiesos sakymo knyga. Šitą knygą pratęsia, kaip sakė Stungurys, pagarbos tęsimą Liudui Dambrauskui. Tai kol jūs nebusite informuoti, jūs kaip sakyt, nežinosite, kokiai šaly gyvenate. Jūs galbūt sudursit galą su galu, susimokėsit mokesčius, ten kažkam vergausit, kažką tai kažkaip tai suksite, bet jūs nebusit piliečiais. Jūs nebusit piliečiais. O pasirinkimo šiandieną, kaip jau minėjau, yra, kaip sakyti, iš kelių blogybių viena mažesnė. Tik tai tiek. Nu ką, ačiū Jums už pokalbį, mūsų laikas jau pasibaigė, pokalbis gavosi labai įdomus, nors aš nespėjau Jums užduoti klausimų tiek, kiek aš norėjau, bet ką darysi, ačiū. Dėkui už dėmesį. Ačiū žiūrovams, iki ateinančio trečiadienio.